Skausmas po treniruotės yra normalu. Kas yra skausmas, puikiai žino Europos jaunimo bokso vicečempionas, pasaulio bokso čempionato bronzos medalio laimėtojas olimpietis Daugirdas Šemiotas. Vaikystėje išbandęs daugybę sporto šakų pasirinko boksą. Pradžioje žiūrėjęs kaip į smagų žaidimą, Daugirdas sako, kad po pirmos kovos buvo aišku, žaisti čia nebus kada. Buvo apie 13 metų ir atsimenu tikrai pirmą kovą, nes tikrai buvo ir jaudulys, ir baimės, visko buvo, nežinai kaip čia kas bus, bet buvo sėkmingai pirma kova laimėta ir tik po tos kovos supranti, kad iš tikrųjų tai nėra žaidimas, kad tu jau esi atsakingas už save. Ir tam reikia ruoštis ir sportuoti iš tikrųjų. Nuolatinis kontaktas su priešininku, daug darbo su savimi, stiprus psichologinis pasiruošimas, ištvermė, skausmas, jaudulys, Daugirdui iki skausmo žinoma ir patirta. Dvikovės sporto šakos labai sudėtingas sportas, nes kiekvienas žmogus atsako už save, tai negali jam nieks padėti šono, tik tai balsu, palaikymu ir panašiai. Pirmos ypač kovos tikrai, jeigu nebūna baisu, tai turbūt kažkas už žmogų pačiu su psichologija negerai ir panašiai. Vis tiek yra jaudulys turi būti. Normalu. Žinoma, visas nusiteikimas prieš, per ir net po kovos iš tikrųjų reikalingas, teigiamai nusiteikti, net jeigu ir nepasiseka, turi save kartais užmigdyti, savo blogas mintis, viską užšaldyti ir panašiai, nes kartais ne tik nuo tavęs priklauso nuo aplinkos, nuo teisėjų ir panašiai būna. Tikrai daug skaudžių atvejų tiek man, tiek kitiem boksininkam, kai tikrai išloštos kovos būna nusuka. Šiuo metu Daugirdas treneris, motyvuojantis žmonės aktyviai judėti, sportuoti, tinkamai maitintis. Kasdienės treniruotės kiekvienam žmogui parengta individuali programa leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Ypač šiais laikais yra tų labai daug trenerių, kurie iš tikrųjų tą sportą ten turėjo gyvenime minimaliai, tačiau dabar treniruoja kitus. Bet manau, kad kiekvienas treneris turi būti išgyvenęs tą sportą, iš tikrųjų supras, kas yra tikras krūvis, kada yra pervargimas, kada yra tikri raumenų skausmai, koks atsistatymas, pati mityba ir panašiai. Prakalbus apie sportą ir jį susijusius mitus, Daugirdas sako, kad klausimų iš sportuojančių žmonių išgirsta ne vieną ir ne du. Vienas tokių - raumenų skausmas po treniruotės. Turbūt ne kartą pabudus ryte yra tekę pajusti tai po intensyvios treniruotės ar po ilgesnės pertraukos peržengus sporto salės slenkstį. Raumenų skausmas yra treniruotės metu atsiradusių mikroskopinių įtrūkimų raumenyse ir aplinkiniuose jungiamuosiuose audiniuose rezultatas. Tačiau šis nemalonus pojūtis iš tikrųjų yra normalus reiškinys. Taip atkuriami mūsų raumenys. Skausmas po treniruotės yra normalus reiškinys. Jisai ypač jaučiamas po ilgos pertraukos arba atliekant naujus pratimus. Norint išvengti raumenų skausmų po treniruotės, sportuokite reguliariai bei venkite persitreniruoti. Krūvį didinkite ir pratimus sunkinkite palaipsniui. Pakankamai dėmesio skirkite atsistatymui po treniruotės. Padarius pertrauką prie įprastinio fizinio krūvio taip pat reikėtų sugrįžti pamažu, nesukeliant streso organizmui ir nežalojant savo kūno. Kita medalio pusė. Jei po treniruotės visai nieko nejaučiame, ar tai požymis, kad treniruotėje tinginiavome, treneris Daugirdas Šemiotas skuba nudžiuginti. Tiesiog reikia pokyčių. Nejaučiant skausmo po treniruotės nėra blogas ženklas. Nebūtinai po kiekvienos treniruotės jauti skausmus. Tačiau jeigu ilgą laiką nieko nejaučia, galbūt reikėtų jau keisti programą, keisti truputėlį metodiką, nes žmogaus kūnas yra protingas, jisai pristaiko prie įvairių krūvių, prie visko. Taigi sportuokite į sveikatą. Džiaukitės vis dailėjančiomis kūno linijomis. Jei persistengėte, pasinaudokite mūsų patarimais. Svarbiausia, nenustokite sportuoti. Jei visgi atrodo, kad treniruotės neefektyvios, keiskite į kitokias. Kokias? Jums tikrai patars savo srities specialistai.